my pocket spot. That is babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the virgin. Got my heart no margin. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. Tai ką, sveikučiai visučiai. Šiandien turime apsiniaugusią ir tikrai vėjotą dieną, atsiprašau, kokie užšūdina, bet šiandien turime dar vieną apžvalgą, kuri turbūt net nebebus daugiau apžvalga, o tiesiog vadinasi diena su. Šiandien turime ypatingą modelį vėl, nes tokia tematika. Dar kartą ačiū nekasdieniai.lt, nuorodą video aprašyme į šį automobilį ir į patį jų puslapį. Šiandien turime BMW 5 serijos 2018 metų 550i. Čia jau gali net nekatint, aš praradęs žadą esu, nes šis automobilis yra įspūdingas. Pradžiai, jeigu pravažiuotų, gal ir kažkas nesuprastų, kad jisai yra bombinis, apart kelių užuominų, kaip gale parašyta 550 ir M. Apart to, labai piktas, gal kameras bus juodas, bet jis yra labai tamsios rašalos spalvos, labai graži, po to nebus, bet čia vėliau. Ką turim apie jį? Jis yra su 4,4 litro V8 biturbo, 2 turbos ir 530 arklių. Taip, 530. 750 Newtonų. Žvėris. Šitas kėbulas, jis yra panašaus dydžio turbūt į F10 seriją, bet vis vien jis yra netoks šiaip didelis. Aš pradžiai galvoju, jis bus šiaip milžiniškas pagalvojus, nes nauji automobiliai vis tik tais ir didėja. Bet kai atėjo metas jį taip pamatyti gyvai, netoks ir baisiai didelis. Užtad taip pat noriu paminėti, kad čia yra X-Drive'as, ačiū Dievui, nes kitaip mes tikrai nusirašytume su juo, neteks. Ir savininkas, ačiū jam labai, kad pasitikėjo mumis, vis dar pasitikė ir perleido į mums šiandien. Manau tiek, galime eiti prie priekio, atgal, paminėti. Priekinės lempos, taip, yra lazeriai. Snukis labai piktas šiaip, labai piktas. Šitokį veidrodėlį pamatęs, jau trieščiau, ypač savo Golfą. Apart to, jis nėra per daug agresyvus, jis tiesiog piktas. Čia, ta prasme, aš net nepratęs prie tokių naujų automobilių, čia pilna kameryčių, pilna visokių sensorių. Tas kapotas šiaip yra milžiniškas, nors minėjau, kad netoks didelis, jis yra milžiniškas, nes jis turi sutapti visą tą motorą. Taip pat savininkas minėjo, kad modifikacijos yra kuklios, ratlankiai buvo pirkti, kad eitų į temą, atrodo įspūdingai, operatorius gali šį parodyti, čia tų stipinų turime kosmosiškai daug. Tik tais veidrodėlio apdailos ir panašiai, vėliau seks ir daugiau modifikacijų, kaip mes automanai ir mėgstam. Spoileriukas, kukliai, stoglangis, komplektacijų automobiliai yra pilna, ir interjero greitų metų prieisim. Noriu čia paminėti šitus ratus. Šiaip, aš esu nemėgėjęs jau tų ratų. Juodi ratai man jie pranyksta, nuotraukose jų nesimato, gyvai nesimato. Nu, bet šitie tai padažo turi, hebra. Labai man patinka. Jie yra 20 colių. Ir labai gražiai užpildo arką. Yra minimalus trečas ir yra būtent tai, ko aš irgi norėčiau. Bet prie vertinimo prieisim vėliau. Taigi sveiki, su jumis pirmą kartą sveikinusi aš Vytas, Jokūbo kolega. Ir šiandien mes, kaip ir minėjo Jokūbas, turime BMW M550i X-Drive G30 serijos. Taigi, prašome užeiti į saloną. Taigi, pradžiai pradėkime nuo raktelio. Raktelis yra elektrinis, nežinau kaip aš jį įjungsiu. Bet mandresnis dalykas G serijai, nedaug kas turi. Toliau turime pagrindinį BMW akcentą, vairą su Alcantara. Turime LED skydelį, turime televizorių. Kompas valdosi nuo pirštų gestų. Patildyt, pagarsinti muziką, perjungt dainą, perjungt radijo stotį, ką norit, tą darai. Turime šildomas sėdynės, aišku, koža, ruda koža. Man asmeniškai ruda koža BMW-se yra pats gražiausias dalykas. Ką turime toliau? Aišku, standartas naujose mašinose yra belaidis pakrovėjas, prabangos ženklas, LED lemputės per visą saloną. Aišku, dienos šviesoj, atsiprašom, negalim parodyti. Tačiau, ką mes turime, kas tikrai paliks visoms panoms įspūdį, liukas.
Vasara, liuką atsidarai, važiuoji į Palangą. Nu, wow. Čia yra pasaka, čia yra svajonių mašina. Gal tai ir nėra M5, tačiau įspūdį visiems paliksite. Ką toliau aš turiu šnekėti? Kaip ir kiekvienas save gerbintis lietuvis, 4x4 motoras, ryja, belekiek. Tai nėra paslaptis, trasai 11, paspaudė 20, miestą šiaip apie 20, ten savininkas sekasi atsiviršom. Tačiau BMW'as apie viską pagalvoja. Ką mes čia turime? Mes čia turime benzo baką. Ir kam čia vietos palikta? Kiekvienas lietuvis tikrai įsikiš dujas į šį motorą. Nu, nes pigiau. Kadangi artėjom ties tos geriausias ir įdomiausias dalies, tai yra automobilio garsas ir važiavimas. Tai pradėkime nuo garso. Man šitie garsai nepatinka. Iki pilniausios komplektacijos šitam automobiliui trūksta tiek masažuojamų sėdynių. Ką mes dar turime, ko nepaminėjau, taip kitko, tai yra Harman Kardon kolonėlės. Lygis. Padažas. Jau jaudinės, ne? Jo. Turbūt nepadeda, kad mes dar Vilniui. Ne. Nieko čia nebus, gerai. Bet tikrai ramiau, kad savininkas sėdi mašinai. Man nežinau, kodėl, bet šis padeda labai. Nu, žinai, kažką ne tai padaryčiau, tai pasakytų. Ką tu pasakytų už sėdynės ir priekštų to per galvą? Jis diržą paimtų paspaudyti. Eik tu savo. O, jėga visi rumuoja. Pauniką manualą jungti. Ar bijai? Bijau, žinau. Gerai, tebūnė. Ne, man su šitą mašiną nuo 0 iki 5 užtektų pilnai. Eisme. Pilna, laimė. Čia net nereikia garso aparatūros šitai mašinai daugiau. Čia jokios muzikos nereikia. Dar deda iš tas mašinas Harman Kardon? Kam nereikia? Reikia. Bet jinai komfortiškai. Važiuoja, džiaugiu. Šiaip labai, jo. O šiaip kaip gazas jaučias aštrus jisai? Tu jautrus, nejautrus? Jautresnis. Bet Bet nežinau kodėl, bet mašina atrodo kontroliuojama. Nėra taip, kad paspausiu rausiu, atrodo, kad, aišku, nespaudžiu daug dabar. Nu, dabar, jo. Vairas čia irgi toks sunkus, ar ne? Bandama būna. Žinok, žymiai lengvesnis negu pas mane. Oi. Dabar reikia galvot, be kokio organo žmogus gyvent gali. Aš tik priminsiu, aš vis dar bijau iš tos mašinos. Aš tik matau, kad tu jos bijai. Galėsi redline'ą paspausti. Būtų galas varomas, skaičiau, tiek tos jūs. Parodykit jūs, kaip gali. Reality, jo, čia tas garsas jisai nenervuojantis toks. Jaučiasi galingai. Toks, ir vaikai darželį nuvežti. Ir viską ant šviesoforo atpys. Apie ką mes ir kalbam čia, ne? Tu ant komforto važiuoji, žinai. Čia ant komforto? Oh! Dieve. Prašau. Išvaizda. Taip, išvaizdos vertinimas. Primenu nuo 1 iki 5. Čia yra įdomus punktas man šitą išvaizdą. Taip, jis žiauriai piktas.
Taip, jis kietas, šiaip interjeras žiauriai gražus irgi yra. Bet aš kažko dar norėčiau, bet tuomet aš negaliu tiksliai pabrėžti, ko dar norėčiau. Man žiauriai patinka. Galva, kaip savininkas minėjo, kitos spalvos norėtųsi ar kažko tokio, nes tokio ypatumo kitokio. Tai dėja 5 neduosiu, bet šiaip jaučiu duosiu 4, nes man labai patinka OEM Plus, kai būna išvaizda. Tai duosiu 4 iš 5 išvaizdos, nes tikrai, norisi, manau, tikrai spalvos, kažkokio dar prieskonio, bet apart to 4 iš 5. Unikalumas? Čia gali būti subjektyvų šiaip. Nes, kodėl? Jis yra naujas automobilis. Aišku, tai nieko nekeičia, tiesiog jis yra naujas ir čia yra tiesiog 5-tukas, kuris su M-kės motoru. Jis vis dėlto yra unikalus, bet klausimas yra, ant kiek jis yra unikalus. Faina, kad yra didžiausia komplektacija. Faina, kad tiesiog tas pats motoras yra žiauriai geras. Ir tiesiog fainas tas garsas, viskas bendras komplektas fainas, bet iš unikalumo... Duos 3. Blogas, savininkas nestojo girdės, gal jobo netu. 5 iš 5 emocija. Aš noriu dar. Labai faina. Mes su Vytu džiaugiamės, kad ne tik tais galų varomas, nes tada jau turbūt emocija būtų -5, šiek tiek grįžtume namo. Nes tiesiog, taip kaip Golfas sukėlė tą tokią žavę emociją, tą tokią seną automobilio, kur ten viskas burzgia, čia burzgia, kai mini tapkė, čia būna greičio. Kai būna greičio, būna smagu. Taip pat tas ant to su tuo, kaip Lego susideda, čia emocija 5 iš 5, čia topas. Ar norėtum blogį turėti? Jo. Jo, bet pagal įvertinimą, ant kiek norėčiau turėti, yra įdomu, nes savininkas vairuoja jį kaip daily. Tai yra įmanoma jį vairuoti kaip daily. Jisai ryja žiauriai daug, ten jau minėjo Vytas anksčiau, labai daug. Bet iš turėjimo aspekto, tai jisai žiauriai šiaip geras vis tiek. Tai realiai duočiau 4 iš 5. Nes, tas ryja daug čia nedėlio aspekto. Tiesiog nenorėčiau per daug, nes aš nedidžiausias BMW mėgėjus. Wow! Ne, bet tiesiog kalbėjom savininką, kad jisai lygina šį automobilį su CLS šiam3 ir dėja aš tą labiau turėčiau. Duočiau. Na, buvo klausimas užduotas, ar iškeistum, bet jo nuomonė tokia buvo to lygi, kad jie abu vis tiek yra, toje kategorijoje, pagal tokius super automobilius gatvių. Tai, jo, 4 iš 5 iš mano pusės. Let's go. Taigi, Vytai, pagal vertinimą išvaizda, 1 iki 5. 5 iš 5 čia gražiausias BMW kėbulas. Gerai, nekalbu apie faceliftą, bet facelifts yra facelifts. Čia yra man asmeniškai gražiausias BMW sukurtas kėbulas. 5 iš 5, drąsiai. Tada unikalumas. Aš šitą biškį unikalumą numesiu žemyn 2 iš 5. Mes gatvėje tokių matom belė kiek. Tiek hibridų, tiek 2 litrių, tiek viską. Iš tolo pasižiūrėjus, tai nepasakytum, kad čia yra M-kės motoras po kapotu. Ne. Tai iš išvaizdos unikalumo mes tikrai jų daug matom. Tai 2 iš 5. Bet emocija? Autobano baudėjas, kelnių pridėjėjas, aš nežinau, čia 5 iš 5. Emocijos dafiga. Būtų galų varomų, nežinau. Galimai būtų dar daugiau, arba būtų, kaip sakėm, emocijos būtų, jei nurašytume mašiną šis. Bet 5 iš 5. Na ir galiausiai, ar norėtum tokį turėti? Taip. Irgi nuo 1 iki 5, kiek tas noras yra tavyje? 5 net mažokas skaičius, čia toks, žinai, norai apibūdins mano. Jo. Vytas duoda 6 iš 5. Aš duodu 6 iš 5 tikrai, taip. Nes po to bėga žmogui. Supratau. Ok, tai ties šią vietą ir užbaigsime šiandienos mūsų epizodą. Čia buvau aš, Jokūbas. Labai norime padėkoti šio epizodo partneriams, galima sakyti taip. Nekasdieniai.lt ir šio automobilio savininkui. Visus linkus rasite aprašyme, žinoma, jeigu Jokūbas įdės jos. Galim pasakyti tiek. Dieną praleidom tikrai afigenai.
Ačiū. Taip pravažiuot, nepagalvotum, žinai, kai jis toks tamsus tiesiog, kad kažkas čia mozai, bet kai jis taip tyliai važiuoja dabar. Jokūbų kepinis parduosim, nusipirksim šitą BMW.